Dabar jau prie kito esam. Nu, čia va yra, ne? Gerai. Na va, vėl dabar automatiškai pasileis, paspaus. Gali su pirštu, jeigu nori. Ne, tai neuždaryk. Jis jau va, atsidaro. Nu va, mūsų nuotrauka yra čia. Kodėl tu manai, kad čia šitas yra gražus? Graži nuotrauka, Aha. nes pamatysi, ką galim padaryti. Pirmą Photoshop atsidarom. Ir dabar jau tą folderį ir įmes. Nu, ir dabar tau reikės kontrastą sutvarkyti. Padaryti, kad būtų čia ne pilka, o juoda. Ne? Ir taip. Ir labai gražiai gausis tada. O čia irgi kontrastas bus suriškėjęs. Nu, gerai. Va, jau sutvarkėjai. Gerai. Va, tokia buvo anksčiau. Ai, va, reikia paspausti OK. Tokia buvo anksčiau ir dabar. Va, kaip gerai atrodo, ne? Tai dabar galim užsaugot. File. Nu, užseives padaryk. Gerai. Ir OK, nes čia maksimum, kad būtų. Na gerai. Dabar, ką mes turim užduoti? Mes turim užduoti nupiešti obuolį. Dabar paimsi. Mes pasidarom naują layerį. Ir užpilk čia baltą, kad būtų. Kibiriuką paim. Jo, aš žinau, šitą čia yra kaip NVS Paint. Nu, čia biški kitaip. Čia OK reikia paspausti. Gerai. Ir dabar paim tokį didelį obuolį, paim. Nupiešk. Kad jis maždaug eitų per visą va tavo dalį. Tai nuo krašto iki krašto. Tu? Tai darom dabar atvirkščiai. Darom mažą ir po to išdidinsim. Susimažink tą pieštuką, nes tada gražesnė forma gausis. Nedaryk kaip braškės. Gerai. Dabar žiūrėk. Vieną dalį. Na va, turim obuolį. Dabar galim paimti ir užpilti su kita spalva. Taip? Nu gerai. Galim tą paimam ir pasidauginam. Jo? Kad turėtumai dar variantą, jeigu tau nepatiktų. Jo? Nu va, užpilk dabar ant šitą. Ne, jau yra spalva, jau juoda. Tiesiog paim. Ir dabar čia va, lapuką irgi pažymėk. Gerai. Nu, ir dabar padarysim tokį dalyką. Paimi su šito ląstelė ir užžymi. Tiesiog palies. O, viskas. Ir dabar paimam ir galim nešti ten, kur gražiausia vieta. Arba išdidinti. Gerai. Tada pirmiausia išdidinam. Padarom maksimumą. Tai tada eini Edit, Transform, taip, ir Scale. Nu, va dabar darai kokį dydžią nori. Va. Tokia, ne? Dar didesnį nenori? Na gerai. Ir turim obuolį. Ne?
Nu ir reikės dabar užsaugot, kad čia tavo copyright, tavo autorinės teisės.